Labą dieną. Pagėgiai laisvi, atsižvelgdami į praėjusią savaitę Seimo antikorupcijos komisijos pirmininko Kęsto Komskio išreikštą iniciatyvą kovoti su korupcija ir pranešti jam apie korupcinius atvejus savose regionuose, negali neprisidėti prie mūsų krašto politikų tokios šaunios iniciatyvos. Tuomet norime informuoti Kęstą Komskį, Seimo antikorupcijos komisijos pirmininką, apie galimai korupcinius atvejus mūsų savivaldybėje. Pradėkime nuo šito pastato. Gerbiamas Seimo nary Kęstai Komskį, prašau patikrinti, ar šitas savivaldybė kažkada priklausantis pastatas nepateko į piliečių tuo metu savivaldybės politiko Kęsto Komskio rankas korupciniu būdu. Būtų gerai, kad išsiaiškintumėt, kaip atiteko šitie pastatai. Taip pat Komskių šeimai. Gerbiamas Seimo pirmininkė, žmonės kalba, kad ir šis komercinis pastatas priklauso Komskiams. O štai ir eina tarybos narys Kęstutis Komskis. Gal apžiūri savo valdas. Tai prašom, patikrinkite, ar šis komercinis pastatas nebuvo įgytas korupciniu būdu. Aš tarybos narį filmuoju. Nu, darbo metu kaip... Aš darbo metu reikalai sivaikščiu. Ai, nu aišku. Nes turim šiukšlių daugiau negu daug. O šiandien tikrai susirinkimą ateisi? Galbūt. O tai ir atsakysiu visus klausimus. Šiaip mes domimės, ar kokiu būdu perdavė Tauragiai dabar šiukšlių surinkimą ir kaip jūs ten patekot. Aš kaip patekau? Nu taip. Nu tai gerai, laikraščiai rašė, jūs puikiai skaitė. Nu bet tai sutapimas. Jūs pereinat į Tauragės centrą dirbti pavaduotojų ir Pagėgių šiukšlės perdodamos yra į Tauragę. Čia tu klysti. Pagėgių šiukšlės yra perduotas, jeigu aš neklystu, 2009 metų pradžioje, kai įsikūrė Tracas. Taigi, Tracą įsadus paskaitykit, Pagėgių savivaldybė yra viena iš Tracą įkūrėjų. O aš tik tai buvau. Tai tuo labiau. Bet aš nebuvau tada, nei dirbau čia ir mokslus pasibaigiau ir išėjau kitur. Aš atidirbau jį Riklaivoje 9 metus. A jūs žinot, kieno šitas pastatas yra? Šitas yra Rimbutos. Rimbutos? Taip. O tai kas ta Rimbuta? Paskaitykit, įmonė. Įmonė? Taip. O kas akcininkai nežinot? Akcininkai registrų centre yra. Yra viskas. Nu, tai atsiprašau už šiukšles, jeigu tai netiksli mano informacija. Ne, tai yra savo šiandien teikit viską išaiškinti, to labiau. O kodėl jūs taip ant manęs dabar grįžtai, ko tu čia filmuoji? Man nepatinka, kai filmuoja žmonės, bet be jokio sutarimo, ką aš žinau. Nu, mums daug kas nepatinka, ką jūs darot iš tikrųjų, bet mes tenka susitaikyti, taip kad ir jums teks susitaikyti, kad kažkas tai jums nepatinka, ką mes darom. Man tai yra ne taip. Kai normalus žurnalistas, kai skambin man arba, žinai, filmuoja, fotografuoja, visą laiką atein, perspėja, kad tai bus įrašinėjimo ar filmuojimo, parodo pažymėjimą, kad o tu nei pažymėjimą. Aš suprantu, kad jums patogu, kai jūs perspėja, jūs pasiruošėt. Aš ne žurnalistas, aš esu pilietis, visuomenės narys. Taip, kad jūs gal skirkit vieną nuo kito. Ir manau, kad jums laikas atsisukti žmonės. Užtenka savanaudiškais tikslais būti politikoje. Jūs pažiūrėkit, kas dedasi. O tai tvarkykitės. O tai tvarkome. Įsileiskite į politiką normalių, protingų žmonių. O kas neįsileidžia? Neįsileidžiat. Žinom, kaip viskas vyksta. Nu, manau, bet klysti. Šiek tiek įsileiskit normalių ir susitvarkysit viską geriau ir pasikeis padėtis ir jums patiems bus lengviau. Aš jums nuoširdžiai linkiu. Tai aš nuoširdžiai ir tvarkau. Po tokio rimto pokalbio su tarybos nariu Kęstučiu Komskiu pasižiūrėkime, kas pas mus dirba savivaldybės administracijai. Na štai, būtų gerai, gerbiamas Komskį, kad patikrintumėt šitą atvejį, kaip įdarbinta buvo šita ponia. Ir vienas iš paskutinių mums girdėtų gandų, kad
statybinė bendrovė UAB Meliovesta. Taipogi įsigijo lygtai Kęstas Komskis kažkoks tai. Tad ponas Seimo nariai, tikrai išaiškinkit bent vieną iš šių mūsų galimai korupcinių pastebėtų atvejų ir mes prižadam, kad balsuosime ir toliau už jūs ir palaikysime jūs nelengvoje kovoje su korupcija. Norime pabrėžti, kad šitos atvejus atkreipiame tik vieną korupcijos skirsnį, tai pasinaudojimas tarnybinė padėtimi ir gale viešoje erdvėje. Ir čia galbūt net ir kyšių niekam nereikėjo nei duoti, nei imti. Bet manome, kad ši korupcijos rūšis yra labai smarkiai išplitusi Pagėgių savivaldybėje. Tad imkitės iniciatyvos ir mes jūs palaikysime artėjančiuose Seimo rinkimuose. Ačiū.